Diena. Manęs laukia susitikimas, pasimatymas, tiesą sakant. Čia tikriausiai bus. Ok, ačiū labai. Prašau. O, labas. Labas, Mantai. Labas. Oi, blema, nepyka, tiek vėluoju. Čia 15 minučių jau. Kamščiai, belė kokie kamščiai. Į vienoje vietoje pakliuvau, pusę valandos gal prastovėjau. Ai, nieko, tik jau išsigandau, kad vienai čia reikės sėdėti. Ne, tai vis tiek galvoju, jeigu jau pasakiau, tai atvarysiu. Vis tiek reikia. Su mašina atvažiavai? Ne, dėl ko klausi? Tu sakai, kamščiuose prastovėjai. Pėsčiom aš atėjau. Man netoli, čia man 5 minutės realiai nuo čia iki namų. Kaip keista matyti žmogų pirmą kartą, su kuriuo taip ilgai susirašinėja, ne? Nu, jau čia kitaip įsivaizdavom vienas kitą, ne? Panašiai, žinok. Ne? Nu, o tu savo nuotraukas įsidėjus, ar ne? O ką, nepanaši? Nu, ką, žinau. Nu, aišku, žinai, būna, jeigu ta nuotrauka daryta prieš kelis metus, tai aišku, būna, ten pasikeiti, nes, nežinau. Nu, gal yra, gal gatvėje net pažinčiau, bet kažkas yra. Aš tai tave panašiai, žinok, ir įsivaizdavau taip. Mano ten ta nauja nuotrauka, aš čia gal kovą daryti ar kada. Gal įsirinkat? Tai tu gali užsisakyti, aš jau valgyti užsisakiau. Aš tai nenoriu nieko, aš pavalgęs atėjau, tai man nėra tolko. Aš gal alaus nebent tada kokią. Šviesų tamsu. Aš ne rasistas. Tai kuri? Šviesų. Tai papasako kažką daugiau apie save, kur darbuojas. Dabar kurį laiką nesidarbavau, bet jau galvoju viskas, reikia grįžti į rinką atgal, žinai. Tai varau į darbo pokalbį rytoj. Ai, tai pinigai baigėsi. Ne, negalima biržai daugiau negu metus laiko stovėti ir atsisakinėti jų pasiūlymų visų. Nes, tipo, man gaunas taip, kad man rytoj lemiamas pokalbis realiai, nes kitaip man pašalpas nutraukia. Tipo, yra kažkokia taisyklė, metus laiko nedirbi ir atsisakinėjai visko ir tada pašalpas nutraukia. Nu, toksai išlempas biškiai. O tai koks darbas? Nežinau, kad nesidomėjau, nelabai įdomu. Kažkas su pardavimais lygtis, bet nežinau, negarantuoju. O tai prieš tai dirbai kažką su pardavimais? Ne, man šiaip gaunas, kad aš keičiu sritį. O kokia prieš tai buvo? Nedarbo buvo sritis prieš tai, o dabar gaunasi, kad bandau persiorientuoti tą tokią darbo sritį. Tai va, sakau. Bet aš iš karto, aš rytoj įeisiu į tą darbo pokalbį, iš karto sakysiu. 10 štukų eurų. Arba kalbam toliau, arba aš varau namo. Nu, man neapsimoka gaišti paprasčiausiai laiko. Nesemkas gliaudyti susirinkom, žinai. Tai va, ir aš savo įsireikalausiu, žinau, aš protaknis moku. Jūsų? Ačiū. Skanos. Dėkui. O tai... Tu prieš tai buvai kažkokiuose santykiuose? Davai tu pavalgiai gal gerai ir tada pakalbėsim. O tu ten... Valgyk. Na, valgiau? Ne, nevalgysi, ne? Ne. O tai dabar jį... O tai dabar jau gali kažką apie save papasakot? Ai, sakau, laisvės noriu labai. Nenoriu prisirišti. Galiu paimti? Galit pavalgyti jau. Gal desertą norėsit? Ai, ne, dėkui man. Gal kokį pyragiuką? Mažiuką kokį nors. Okay. O tu kažką su IT darai, ne? Jo, aš Impact brandį dirbu. Ten pas mus nuotoliniu būdu viskas vyksta. Aš sakau, kad nuotoliniu, nes tu man sakai nuotoliniu. Tai per kompus, tai IT, galvoju. Iš Vilniaus belė kur ir dirb gali, tipo? Jo, galiu, bet aš Kaune dirbu iš belė kur. Ir tu iš ryto nuvažiuoji į Kauną, kad dirbi iš belė kur ir po to į Vilnių grįžti vakare? Ne, man tai aš iš Kauno. Viskas būtų? Nu. Sąskaitą turbūt gali. Aha, kartu atskirai mokėsit. Tai manau, kad tai tiesiog atskirai padarykit ir viskas. Gal dar nuolaidėlę kokią? Tai ką, namučiuk? Ar dar galioja tas kvietimas filmui? Nu, aš tai jaučiu, kad namučių lėksiu. Nežinau, tu dar gal į kino teatrą lėksi, nežinau, bet... Žiūrėk, Gabija, ne? Žiūrėk.
Esmė, kad, nu, tu labai faina, pana. Belė kaip faina, tikrai žiauriai. Bet, nu, mum akivaizdžiai... Taip, jūsų bus 8,20 €. Ačiū. Ir jūsų bus 9,60. Kiek? Ai, nu kaip pyragas. Ačiū. Spėjo, ne? Tai va, kur aš baigiau? Aš labai faina. Jo, bet mum nepakeliui. Ta prasme, nu, nematau kaip. Atsiprašau, rašo, kad nepakanka lėšų jūsų korteliai. Ai, aš gal kitą kartą. Žiūrėk, gal tu galėtum užmestų mane? Aš susitiksim, kada aš atiduosiu tau. Ai, nu, okei. Gerai. Jeigu nieko prieš. Ne, aš. tai, okei. Ačiū labai. Ačiū. Dėkui. Tai va, tai aš manau, kad, nu, aš nežinau, ar mums dar vertėtų kada nors susitikti. Tiesiog, žinai, pasakysiu tau, gal esmė mane atbaidė tai, kad tu iš Kauno. Nu, aš netikiu tais visais per atstumą, kad tai veikia šiais dalykais. Aš manau, nu, totaliai nepakeliui. Tai... Bet tu nepriimk to asmeniškai. Čia nėra tik dėl tavęs. Tai yra ir dėl tavęs. Bet aš manau, kad kažkokia dalim tai turbūt, kad yra ir dėl manęs. Aš to neižvelgiu. Kodėl tai galėtų būti dėl manęs. Bet, žodžiu, sakau, tu nieko asmeniško, viena fainiausių panų per pastarąsias 3 dienas, su kokiom aš susipažinau, tikrai top 5 drąsiai patenki, bet, nu, tiesiog ne šitam gyvenime turbūt. Tai viskas gerai. Jo, nepyk, tikrai gali važiuoti tą savo Kauną, nu, nes paprasčiausiai, nu, nemanau, kad veiks man tai. Mes galim bandyti, jeigu nori, bet aš supranti, dar yra tas, kad, nu, aš noriu laisvės. Ir jeigu jau eiti į nelaisvę pas kažkokią planą, nu, tai, žinai, norisi eiti, nu, nes nori pas beleką taip ateiti. Tai buvo smagu susipažinti. Labai, žiauriai, pakalbėjau apie kažką tikrai fainai. Tai ką, gerai tada. Ką? Tada. Nežinau, tai turbūt skirstomės. Jo. Nu, šiaip fainai, tikrai labai faina šiaip pana tikrai esi. Belė kaip tikrai Tai ką? patikai. Visą? Nu. Tada. Viskas gerai, viskas tvarko, susitvarkys. Kada tau autikas dabar? Oh, fuck. O, sveiki. Sveiki. Į darbą pokalbį? Taip, laukiam čia. Laukit. Aš biškiu užeisiu, aš labai greitai. Čia jau nebeatseksiu, kuris pirmas. Sveiki, labai atsiprašau, kad vėluoju, sveiki. Sveikas, Mantai. Labas, Mantai. Prisėsk. Tai labai norėjau atsiprašyti visų, kad vėluoju, tiesiog mieste labai... Viskas gerai, aš gavau tavo žinutę. Radai kur prisiparkuot? Jo, aš netoli čia labai prie kapinių, bet nežinosit, nes neseniai dar tik atsidarė, dar ten nedaug žmonių palaidotų labai. Tai Mantai, sveikas atvykęs. Gal susipažinkim pradžiai tada, ne? Tai aš Gabija, šitos įmonės personalo vadovė. Aš esu Vaida, talento atrankos specialistė. Na ir mano vardas Vygantas ir aš taip pat esu talento atrankos specialistas. Aš Mantas, aš vyr specialistas. Vyriausias specialistas? Vyriausias, aš visą laiką galvojau, kad vyras specialistas. Aš galvojau, kodėl nėra mod specialistas. Tai, Mantai, džiaugiamės, kad susisiekei su mumis. Jo. Ir gal tau teko jau kažką girdėti apie mūsų įmonę. Bele kiek teko. Papasakok plačiau, ką teko girdėti. Nu, kad labai geri pardavimai šitoje įmonėje, labai geri. Žmonės labai geri. Kokio įmonė? Impregnant. Kaip? Implant brand. Immortal Combats. Impact Brands! Impact Brands! Impact Brands. Tai Mantai, mes esame Amerikoje registruota įmonė, būrinti talentus visam pasauliu. Ir beveik 300 įmonės darbuotojų vienyje visus bendram tikslui – Impact Billions. Ir mes patys specializuojamės grožio ir sveikatos sektoriuje ir patys kuriam prekės ženklus iš natūralių ingredientų ir vystom viską nuo pagrindinės idėjos iki paleidimo į rinką. Tai aš tada Mantai norėčiau pasiteirauti, kokia pozicija jūs labiausiai domina? Aš galvoju, vadovo turbūt labiausiai gal domintų, bet man tinka ir visos, kas aukščiau. O man tai, sakyk, kaip tu įsivaizduoji tobulą įmonės kultūrą? Tobulą įmonės kultūrą. Nu tai nesikeikti žmonės turi, nesispjaudyti, nevokti,
negeisti svetimo turto, negeisti svetimos moters ar vyro, gerbti savo tėvą ir moterį, nežinau, pagrindiniai. Įmonės kultūra. Taip. Skaičiau tavo CV, iš ties įspūdingai atrodo, nemažai patirties prikaupęs, bet pats rašai, kad prieš tai dirbai kitoj srity. Tai papasakok plačiau, kokioj? Jo, galima. Tai aš dirbau prieš tai logistikos srityje, tada vairavimo srityje dirbau, tada sukausi ir sukuosi dar kartais maisto sektoriui ir nuomos sektoriui 6-7 metus jau irgi patirties sukaupęs. O kaip atsvertini tiesą ir sąžiningumą? 7-8. Kas? 7-8 balus duoda. Max. Matai, mes įmonėje šitoje vertinam visišką pasitikėjimą. Ir nesvarbu, ar tu esi direktorius ar kitos srities specialistas, tu turi galėti kitam viską pasakyti, kad nebūtų jokių užkulsinių dalykų. Tai čia mano moto jūs kalbat. Čia net nežinau, čia jūsų įmonės yra? Nes čia mano šiaip. O kaip man tai vertini ofisinį darbą? Nėra taip, kad tau trūktų laisvės? Va čia Gabija, tarp kitko. Įdomus klausimas, ačiū labai už klausimą. Reikia mokėti atskirti. Kur yra laisvalaikis ir kur yra darbas. Tai man laisvalaikė taip norisi laisvės. Laisvalaikė žodyje yra laisvė. Tai... O darbas man jau yra, man šventas dalykas. Ta prasme, man reikia turėti savo vietą. Man reikia turėti kur ateiti, kur pasidėti kompą, kur aš galėčiau susikoncentruoti, pasidaryti visus darbus. Aš esu ofiso žmogus. Matai, problema tame, kad mes nesam ta tradicinė darbo vieta. Mes dirbam 100% nuotoliu. Ir nors mes kasdien ten nesusitinkam, bet mes nuolat bendraujam su kolegom. Vyksta visokie team buildingai, keliaujam į vacationus, į įvairius renginius visam pasaulyje ir turim labai platų perks and benefit sąrašą. Tai va, aš norėjau irgi sakyti, kad tai čia buvo tas toks vakarykštis mantas, aš taip jį vadinu. Dabar aš esu pasiruošęs visiškai keistis ir aš manau, kad o kam prisirišti? Kam atskirti laisvalaikį nuo darbo? Tai nėra kažkoks šventas dalykas. Tai va, aš visiškai irgi pritariu jums, kad ir ką jūs sakėte. Ar tu esi žmogus, kuris laikosi savo nuomonės, Taip. ar esi tas, kuris adaptuojasi prie kitų daugiau? Taip irgi. Tai kaip? Aš manau, kad aš esu tas, kuris tvirtai savo nuomonės laikausi. Nors aišku, bendrai būna, nebūtinai. Būna, tarkim, ir kur adaptyviai pasižiūriu. Nors ne, visgi savo tvirtai laikausi. Kai man tai ką, mes viską išgirdom, apgalvosim tada ir, žinai, net jeigu tavęs ir nepasirinksim, tai čia nebūtinai dėl tavęs. Bet kokiu atveju susisieksim, pranešim tau. Ačiū. Viso. Ačiū labai visam. Sveiki, aš Impact Brands darbo pokalbį. Sveiki, Tomai, taip, užėkit, mes jau baigiam. Kaip smagu, kai žino, kur atėjo. Tai ką, gal apie save tada kažką papasakosi? Nors žinot ką, ne, palaukit dar tada biškį. Sekundę. Žodžiu, aš galiu pasakyti, aš galiu būti tokiu žmogumi, tokiu specialistu, kokio jums reikia šito įmonėje. Tai dabar klausimas, ko norit Impact Brands įmonėje? Šviesaus, nepabijokim to žodžio, gražaus, protingo, motyvuoto, savikritiško, labai kuklaus jaunuolio, ar... Nieko asmeniško, sorry. Koks tavo vardas? Tomas. Tai norit manęs, gerai atrodančio, ar Tomo? Nieko asmeniško tikrai. Ar Tomo? Gerai, man tai man patinka tavo atkaklumas. Tai paskutinis klausimas tau tada. Kokio atlyginimo tu norėtum?